Atsisėskite taip, kad jums būtų patogu. Patikrinkite, ar patogi dabar jūsų laikysena, ar niekas nevaržo jūsų kvėpavimo. Užsimerkite, įsiklausykite į savo kvėpavimo ritmą. Kvėpavimas turi būti jums patogus, ramus ir tolygus. Lėtai, giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Ir dar kartą įkvėpkite ir ramiai iškvėpkite. Įsivaizduokite, kad dabar stovite šalia krioklio. Nuostabi diena, mėlynas dangus, šilta saulė, aplink medžiai, žaluma ir didingi kalnai. Kalnų oras gaivus ir malonus. Galite lengvai ir laisvai kvėpuoti. Kiekvienas įkvėpimas, švelni oro srovė, pripildo jūsų plaučius ir pasklinda po visą jūsų kūną. Girdite krioklio šniokštimą. Šis garsas jums malonus, jis jūs ramina ir atpalaiduoja. Stebite krentantį vandenį, kaip jame atsispindi saulės spinduliai. Krisdamas vanduo šniokščia, putoja, atsimušdamas į akmenis. Vandens purslai aptaško jūsų veidą, gaivina jį, nuprausia. Įbrendate į šį vandenį. Jaučiate, kaip maži akmenukai masažuoja jūsų pėdas. Lėtai einate link krentančio ir putojančio vandens. Ir palendate po šią gaivinančią srovę. Vanduo liejas jums ant galvos, kaktos, teka veidu žemyn per kaklą, pečius. Jaučiate, kaip vanduo jūs atpalaiduoja, atgaivina visą jūsų kūną. Švelni srovė teka per jūsų krūtinę, pilvą, glausto jūsų rankas, pirštus, skalauja jūsų kojas. Visas jūsų kūnas mėgaujasi vandens tėkme. Pastebite,
kaip vis labiau ir labiau atsipalaiduojate. Jums gera, mėgaujatės. Vandens masažas ramina visą jūsų kūną. Tekėdamas vanduo nuplauna blogas mintis, rūpesčius. Kartu su vandeniu išteka iš jūsų visas stresas ir įtampa. Jūs tampate laisvas, kūnu ir mintimis. Jaučiate vidinę harmoniją, lengvumą. Jaučiate tokią ramybę, kokią tik galite įsivaizduoti. Tiesiog stovite po krentančiu vandeniu ir mėgaujatės šią akimirką ir savo pojūčiais. Dabar išbrendate į krantą. Maloni saulės šiluma jūs išdžiovina, o gaivus kalnų vėjas pripildo jėgų ir energijos. Dar šiek tiek pasigėrėkite šią magišką vietą. Išlaikykite savyje malonius pojūčius ir grįžkite į savo namus. Jau galite atsimerkti ir nusišypsoti sau.